Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė pagal zodiako ženklus rugsėjo mėnesio ir prognozė Šaulio ženklo atstovams. Iškart noriu paprašyti, kad parašytumėte, kaip pas jūs prasigruoja rugpjūčio mėnuo, praeitas mėnuo, kiek išsipildė iš mano prognozės. Visada prašau procentaliai, nėra sunku brūkštelti 10%, 20, 50, 100%. Man malonu gauti grįžtamąjį ryšį, paskaityti jūsų komentarus, prašau palaikinkit, išsaugokit video, pafollowinkit, duokite kažkokių reakcijų. Ir žinoma, taškai jūsų karmai teigiamai jums nesunku, man malonu, man didėja auditorija. Pradedam nuo metų rato Taro kaladės. Jūs jau žinote, kad kol aš maišau kortas, jūs galite mintimis prisijungti irgi prie visatos informacinio lauko ir mintimis užduoti klausimą, kokiegi pagrindiniai pokyčiai laukia manęs rugsėjo mėnesį, arba paprašyti gauti kažkokią tai savo naudingą atsakymą savo problemos ar dilemos išsprendimui. Taip, pradedam šauliai. Kas laukia rugsėjo mėnesį, traukiu kortas. Pirma korta karalius kardų, antra korta 5 taurės ir trečia korta saikingumas. Taip, žiūrėkit, mano brangieji, kažkoks tai įvykis susijęs su vyru, kardų karalius, tai yra vyras, tai gali būti oro stichijos atstovas, svarstyklės, dvyniai, arba vandenis pagal zodiako ženklą, su šituo vyru kažkokie tai reikalai, jūs nuliūdins. 5 taurės tai yra nepasitvirtinę lūkesčiai, tai yra nusivylimas, tai yra kažkoks tai nuogastavimas. Va, matot, moteris išpylė tas taurės ir dabar jinai tokiam liūdesyje, šoke. Tai čia kažkokia tai situacija gali prasigruoti arba asmeniniam gyvenime, arba galbūt ir darbinė situacija susijusi su tuo kardų karaliumi. Galbūt jisai jums davė kažkokius tai pažadus prieš tai ir šitos pažadus neištesies, ne? Bet, tie visi lūkesčiai, kaip aš sakau, jie yra irgi didžioji dalis mūsų kalties. Nes mes patys, sukūrėm tų visokiausių savo prote fantastinių tų lūkesčių, kurie paskui kitas žmogus galbūt nesugeba ar net neplanuoja, net neplanavo mums juos išpildyti. Bet jeigu tai buvo konkretus pažadai, tai tada jau nieko nepadarysi, jau toks yra negeras žmogus, tas, kuris tiesiog, mala liežuviu. Tai galite susidurti su tokiu reiškiniu rugsėjo pradžioje. Bet, gera žinia, kad trečia korta yra didysis arkanas saikingumas, tai yra pusiausvyros balanso korta, tai yra korta aukščiausių jėgų palaikymo. Klasikiniai kaladai tai visada pavaizduotas angelas sargas, čia tokia fėja, bet irgi geroji fėja. Tai jūs tiesiog pajusite tos gerosios fėjos, tų angelų sargų, tokią paramą, aukščiausių jėgų, kažkokis bus duotas ženklas, kad, jūsų tas liūdesys, kad kažkas tai nepasitvirtino, kažkokie tai lūkesčiai, jums vis tiek gyvenimas parodys, kad nereikėtų labai liūdėti ir iškart kažką tai padovanos gero, kad būtų tas balansas, kažkoks tai vėlgi nuliūdimas keičiasi kažkokiu tai džiugesiu. Taip, ir aš imu antrą kaladę, savo mėgstamiausią kaladę, kvailio kaladę. Kodėl mėgstamiausia? Todėl, kad jinai plastikinė, jinai yra nenusidėvinti, jinai yra visiškai tobula, kaip aš sakau, pagal mano požiūrį, mano naudojimosi patirtį. Pasižiūrėkit, kokia yra kaladė. Jinai visiškai, niekada nenusidėvės, nes yra plastikinės kortos, jos išsitiesina. Žiūrėkit, pradedantiesiems tai yra
kažkoks tai lobis, nes kortos parašyta ir tiesioginė reikšmė, ir apverstos kortos reikšmė, tik tai čia yra anglų kalba, turiu tokią panašią kaladę ir rusų kalba, čia yra ženklas planetų, čia yra ženklas paties zodiako, čia yra atsakymas ant taip ir ne. Kodėl tai pasakoju? Todėl, kad turiu pardavime, prašome, kreipkitės, kas norėtų savo turėti ir savo daryti kažkokias tai prognozes, kiekvienos dienos bent jau traukti dienos kortą arba duoti savo atsakymą, sužinoti iš karto ant taip ir ne, yra labai patogu, va, matot, taip ir ne, parašyta iš karto, ištraukėt klausimą ir žinote atsakymą, nereikia pas nieką kreiptis, jų korta jums tiesiog parodo, kokia bus jūsų diena, ar jūs gausite teigiamą kažkokį savo reikalų sprendimą ar neigiamą. Taip, gerai, čia buvo lyrinis nukrypimas, kas norėtų, prašom, kreipkitės. Dabar traukiu kortas. Taip, šauliai, rugsėjis, traukiu kortas. Pirma korta kardų tūzas, antra korta žinie ir trečia korta 9 pentakliai. Kardų tūzas tai yra apie ryžtą ir apie drąsą. Bet tai taipogi yra ir konflikto korta, tokių aštrių santykių aiškinimas. Ir čia šalia atsistoja korta žinie. Tai tas konfliktas arba santykių aiškinimasis, jisai gali būti su kažkokia tai moterim ir ta moteris, žinie tai yra stipri moteris, tai yra moteris turinti sakralinių žinių ir ne tik sakralinių žinių. Čia gali būti moteris mokytoja. Tai kažkam tai, prasideda mokslo metai, gal prasidės jau metai iškart nuo kažkokio konflikto ar ginčio su mokytoja, su savo vaiko mokytoja. Tai gali prasigroti ir taip, bet čia korta sako, kad reikėtų diplomatijos, reikėtų lankstumo ir nereikėtų taip kirsti iš peties, nes jūs patys suprantate, kad konfliktas su mokytoja arba su moterim, kuri turi kažkokios galios ir gali paskui jums, taip sakant, parodyti tą galią ne visai teigiamoj tokioj išraiškoj, tai reikia būti tiesiog atsargiems. 9 pentakliai labai gera korta apie finansinę padėtį. Tikriausiai gausite kažkokį, galbūt premiją, galbūt kompensaciją, galbūt pajamų padidinimą, galbūt projektą pelningą. Čia yra apie pinigus, apie tai, kad jums labai turėtų pasisekti finansiniai srityje. Ir aš imu trečią kaladę išprotėjusio mėnulio taro. Ir žiūrim, kaipgi pasibaigs jūsų mėnuo, mano brangus šauliai. Traukiu kortas, šauliai, rugsėjis, kas laukia. Pirma korta tai 3 lazdos, antra korta tai 8 lazdos ir trečia korta 7 taurės. Žiūrėkit, kažkokiu tai gausite labai teigiamų žinių mėnesio pabaigoj. 8 lazdos tai yra naujienos, žinios ir jos yra teigiamos, jos yra pozityvios. Tai kažkokie tai jūsų, sakykime, tai probleminiai reikalai, jie išsispręs teigiamų būdų, nes gausite ilgai lauktas žinias. Ir tos žinios gali būti irgi susijusios su tuo, kad kažkokios jūsų emocijos, kurios galbūt kaupėsi visą mėnesį, tos emocijos turėtų, sakykime taip, pagaliau neutralizuotis. Aš turiu omeny, kad jeigu tai buvo neigiamos emocijos, tai tas negatyvas pagaliau išsispręs, praeis ir jūs prasispręsite, ir tos neigiamos emocijos iš jūsų išeis. Jeigu tai buvo apie teigiamas emocijas nekalbėsiu, nes teigiamas emocijos nesudaro niekam problemų, visi laimingi, kada turi viduje savo pozityvą ir kažkokias teigiamas emocijas. Čia labiau liečia tas visas neigiamas emocijas. Ir čia bus kažkoks tai didelis pasirinkimas kažkokių tai galimų variantų. Jūs galite turėti pasirinkimą pagal 7 taurės, jums bus pasiūlyti kažkokie tai variantai ir jums reikės pasirinkti 1, 2, 3, 4, bet žinoma bus toksai biški pasimetimas, nes variantų daug, kiekvienas atrodys patrauklus ir čia reikės pasitelkti intuiciją, kad neprašauti.
Tiesiog, nu, vat, be jokio gapšumo, be nieko, vat, kažkokius prioritetinį savo sritį pasirinkti ir jūs neprašausite, mano brangus šauliai. Tai toks bus jūsų rugsėjis, linkiu nuostabaus mėnesio, visus myliu, apkabinu, iki sekančio.